Labadiena, su jumis tinklalaidė Lyderystė ir aš Eglė Pavydė. O šiandien pas mus svečiuose visiems puikiai žinomas žurnalistas, laidų vedėjas, prodiuseris, kūrybininkas, didelis Ukrainos rėmėjas Edmundas Jakilaitis. Labas, Edmundai. Sveiki. Tai Edmundai, mes visada pradedam truputį nuo karjeros kelio šitą tinklalaidę, bet aš taip pagalvojau, kad tavo karjerą turbūt visa Lietuva stebėjo ir apie ją galbūt pasakot labai daug ko ir nereikėtų, bet aš gal norėčiau tų užkulisių labiau, ar buvo tavo karjeroje kažkoksai momentas, ar įvykis, ar kažkoks lūžio taškas, kur taip tikrai ar sustojai, ar susimastėjai, ar privertė netgi permastyti, kur aš esu, ką aš darau, ar viskas teisinga linkme eina? Tarsi, ar nereikėtų eiti kitų kelių, ar ne? Ne, nebūtinai toj pačioj srity gali daug ką veikti, Taip. Bet būna tokių, kad va ten, kur esi, turbūt ateina momentas, kad ten nebesinori būti. Man tas nuolat yra, iš tikrųjų, nes žurnalistika, jinai tokia labai daug apriepianti. Ir aš dirbau ir žinių reporterių, dirbau ir žinių tarnybų vadovų, ir televizijų vadovų, ir visokių ten projektų kūrėjų, ir filmų, ko tik tai nori, net pramoginių laidų daugybės įvairiausių. Tai kiekvieną kartą tu kažkaip pagalvoji, kur čia man būtų įdomu. Dabar man labai rūpi tas toks kažkoks realus pokytis. Man pradėjo atsirasti alergija kalbėti su akivaizdžiai nekompetentingai žmonėm ir apsimesti, kad jie labai yra įdomus. Ne, man atrodo, kad nekompetencija yra visai neįdomi. Ir gal tai yra iš tam tikros patirties, nes kartais būna, čia nenoriu pasirodyti kažkaip arogantiškai, bet diskutuoja apie tam tikrą problemą ir tu supranti, kad žmogus užimantis atsakingas pareigas už tave apie tą problemą supranta N+K kartų blogiau. Nes per tam tikrą laikotarpį, žurnalistika vis tiek yra, aš esu toks įvairių sričių diletantas, tik tai vienos srities labiau, kitos mažiau, bet toks bendras supratimas, small talką galiu vesti beveik visomis temomis, nuo gynybos iki, nežinau, Marso užkariavimo. Bet nesu labai kompetentingas, bet nepaisant to, žmonės, kurie turėtų būti kompetentingi, jie tokie nėra. Tai pastaroji mano veikla, tas think tankas ir tinklalaidė Politika LT, man atrodo, atlieps į tą mano poreikį kažkaip tai prisidėti prie realesnių pokyčių. Mes jau užsukom tikrai nemažai tyrimų, kuriuos netrukus pristatysim visai visuomeniai. Tai yra ir ekonominiai, finansiniai. Čia dabar visi mėgsta Trumpui prisižadėti apie tai, kiek daug skirs pinigų gynybai. Mūsų prezidentas neišimtis, bet nėra pasiūlymų, iš kur gauti tų pinigų, išskyrus aukso atsargas valstybės. Tai galvoju, kad būtų labai įdomus tyrimas tiesiog praaudituoti mūsų gebėjimus paimti pinigus nuo žemės, ką turiu omeny, įvairius sklypus, kurie ribojasi su valstybinė žeme, kažkokie likučiai, kuriuos galima parduoti žmonėms, kai kurių valstybinių funkcijų privatizavimas, kai kurių funkcijų atsisakymas ir už tai gavimas pinigų, kai kurių viešų pastatų pardavimas ir nuoma. Galvojom, padarysim tokį gilų tyrimą, kuris galėtų turėti pokytį. Vieną pabandėm panašų padaryti su gynybinės galios tyrimu ir tas tikrai turėjo poveikį. Tai va, tai man atrodo, ta žurnalistika jinai gali būti įvairi ir tai yra profesija, kurią galima rinktis visam gyvenimui, jeigu tinkamai keisi trajektorijas. Tai man kažkaip pavyksta. Supratau. O Edmundai, paminėjai, kad yra dalykų, gal kurių toj žurnalistikoje nebenori daryti, tarkim, kalbinti nekompetentingų žmonių, bet apskritai, kaip tu matai šiandien žurnalistiką, ar matai joje lyderystę, ar matai jos pakankamai ir ar yra tokių dalykų toj žurnalistikoje, kurie tau galbūt pačiam nebelabai patinka ir kur einama ne ta linkme? Apie visą žurnalistiką kalbėti yra lygiai taip pat kaip apie visus vyrus ir apie visas moteris, apibendrintai. Arba apie visus lietuvius. Akivaizdu, kad neįmanoma tiek apibendrinti. Tai žurnalistikos kokybė iš tikrųjų yra jos įvairovėje. Ir ji turi būti įvairiausia.
kaip ir mūsų visuomenė, jos kokybė yra tai, kiek mes esam skirtingi, o ne kiek mes vienodi, kad mūsų skirtingumas gal ir yra tie klijai, kurie gali klijuoti visuomenę, o ne mūsų vienodumas. Tai lygiai taip pat ir su žurnalistika. Man atrodo, kad reikia ir kokybiškos, ir mažiau kokybiškos, ir bulvarinės, ir kokios nors paskalų žurnalistikos, visokiausių dalykų turbūt reikia, bet kokybiškos žurnalistikos Lietuvoje yra. Čia buvo tam tikras laikotarpis, turbūt, kol buvo vos kelios redakcijos, kurios, tikrai darė kokybiškai, ten kokios verslo žinios pirma turbūt būtų sąraše, kur privati žiniasklaida tikrai vis dar generuoja labai kokybišką turinį. Bet to turinio yra ir daugiau, ir naujienų agentūrose, ir naujienų portaluose. Ne viskas yra vien clickbaitas, nes reikia balansuoti tam tikrą turinio dozes ir vienokiai ir kitokiai auditorijai, nes priešingų atveju tave skaitys tik tai, liumpen proletariatas. Tai redakcijos, aišku, balansuoja su tuo turiniu. Dabar man situacija atrodo visai nebloga ir ta situacija yra nebloga būtent dėl to, kur mes dabar esam. Nes žmonės, kurie turi pasakyti, kaip jūs, ką gali kažkaip pasidalinti savo patirtimis gyvenime, daro įvairias tinklalaidės ir visokius kitokius nedidelius medija projektus, kurie, man atrodo, tikrai tą kokybę bendro žiniasklaidos kelia. Ir YouTube'as ar bet kokia kitokia platforma, per kur ten mus pasiekia tas turinys, ar ten koks Spotify'us ar dar kas, jisai tampa vis labiau kokybiško turinio platforma, kur tu tikrai gali gauti įdomių minčių, šiek tiek praturtėti ir tai nebūtinai yra tradicinė žiniasklaida. Bet suma sumarum, ką aš noriu pasakyti. Suma sumarum noriu pasakyti, kad iš tikrųjų nereikia ieškoti vieno teisingo. Neieškokim vieno teisingo. Mes jau ten buvom prieš 35 metus. Aš dar spėjau tapti ir pionierium. Aišku, mane po to išmetė už nepatenkinamą elgesį. Bet neieškokime vienos tiesos, vienos teisingos žiniasklaidos, vieno teisingo žurnalisto ir vieno teisingo požiūrio. Gal geriau savo galvą galvokim ir kuo ta žiniasklaida bus įvairesnė, kiek joje bus skirtingų žmonių, skirtingų požiūrių, tuo kritiškesnė bus visuomenė, nes man atrodo, individas kritiškas, kažkoks, pilietis valstybės, jisai turėtų vartoti daug skirtingų informacijos šaltinių, šiek tiek galvoti savo galvą, net ne šiek tiek, o labiau galvoti savo galvą, nei tiesiog imti neatsijodamas tą informaciją, kuri jam ateina iš viešų informacijos priemonių. Tai man atrodo, kad situacija yra gera, jinai galėtų būti dar geresnė, bet tikrai nėra tragedijos. Kas nori, tas randa. Ir durnų dalykų, ir protingų. O apie tą kritišką visuomenę paminėjai, tai kaip manai, ar jinai pakankamai kritiška atsirinkti tą kokybišką turinį, nekokybišką, kur yra melagienos, kur yra tikros naujienos? Nes šiaip aš pati, kai keliauju po Europos, tarkim, valstybės, kas mums yra arčiausiai mūsų, aš tikrai matau, kaip mes toli nuėjom, net per savo jau gyvenimą, kiek matau pokyčių įvyko ir tikrai labai gera. Bet kaip manai, kaip mes galbūt ir lyginame su kitais ir ar to kritiško požiūrio visada užtenka? Tikrai ne visada. Pasižiūrėkime į mūsų Seimo rinkimų rezultatus. Taigi aišku, kad šneka nesąmonės. Aišku, kad net neketina daryti to, ką kalba. Ir ką? Ir visa Panemunė. 20 Seimo nario vietų. Ir taip toliau, valdančios koalicijos partija. Tai žinoma, kad yra visko. Žmonės, kai kurie galbūt linkę labiau emociškai viską vertinti, bet mes nenorėkime, kad tai būtų visuomenė, kurioje
visi būtų kritiškai mąstantis individai, kalbėtų apie savo saviraiškos laisvės ir teisės. Svarbu, kad kritinė masė gera būtų. Kritinė masė, man atrodo, nebloga vis dar yra Lietuvoje. Kritinė masė yra nebloga, kaip Adamkus sakydavo, prezidentas Adamkus, ta tylioji Lietuva, kuri iš tikrųjų nei šaukia, nei rėkia, tyliai dirba savo darbą kiekvieną dieną. Tai va ta tylioji Lietuva, man atrodo, yra visai neblogos kokybės. Ir tų žmonių dažnai mes nematom, nes jie turi ką veikti. Jie dirba savo darbą, augina vaikus ir rūpinasi savo kasdienybę. Tai mes dažniausiai pamatome tuos, kurie yra prieš kažką. Nes tas negatyvumas yra visą laiką stipresnė emocija. Jeigu aš esu prieš, ten, nežinau, Skalūnų dujas, ateisiu pėsčias ten su Meška Žemaitijos į Vilnių, išdaužysiu langą, dar kažką, tai aš esu aktyvus. O jeigu už, tai už. Tai už tai yra už. Tai gali taip susidaryti įspūdis, kad Lietuva yra kokia nors rėksnių visuomenė. Ne, tiesiog rėksniai rėkia, už tai geriau girdisi. Man atrodo, mes ir taip pakankamai tylus kai kuriais klausimais. Kai kuriais taip. Tu palietei vieną temą, kur aš taip ilgai galvojau, ar tau užduoti šitą klausimą ar ne, bet taip. Galiausiai nusprendžiau užduoti ir jo nesusiesiu su asmenybė, bet paklausiu tavęs, nes tai yra irgi su mūsų tema stipriai susijęs, su lyderystė ir tuo pačiu moterų įgalinimu. Ar vyresnio amžiaus moteris, kuri atsisako kažkokių rimtų reikšmingų pareigų, motyvuodama savo amžiumi ir man net pasirodė šiek tiek lytimi, ar jinai daro kenksmingą, ar jinai daro žalą moterų lyderystėj ir tuo pačiu, kas irgi yra šiaip tokia, sakyčiau, aktuali tema šiuo metu, tam ageizmui vadinamam, kai yra žmonės diskriminuojami darbe dėl savo amžiaus. Absoliučiai. Čia yra, man atrodo, yra blogiausias viešas pareiškimas per, pavadinkim taip, astronominius metus. Tai nieko blogesnio per pastaruosius 12 mėnesių, man atrodo, kalbant apie mūsų visuomenės sanklodą, apie tai, kaip mes čia kiekvieną save įsivaizduojam kaip individas, apie tai, kad, aš pažįstu krūvą žmonių, kuriem yra 70 ir daugiau ir jie nieko nelėtina tempo. Ir tai yra, nenoriu čia būtinai pavardžių sakyti, bet, koks nors profesorius Bumelis, tai apskritai čia yra fenomenas, kuris yra 75 metų startuperis, bet yra ir kitų verslo lyderių, kuriem ten po 70 metų, jie nieko nelėtina jokių apsukų, nes varo pirmin. Yra kategorija žmonių, kurių gyvenimo prasmė yra veikti. Tai man atrodo, kada mes žiūrime į politikus, tai mes neturėtume gauti tokio supratimo, kad vis dėlto tai yra žmonės, kurie linkia galvoti apie savo komfortą ir taip toliau. Ėjimas į politiką yra vis tiek toks aukojimasis vardan visuomenės gerovės. Ir tas, suprantu, tie žmonės tikrai daug paaukoja, daug privatumo ir daugybė kitokių dalykų, bet jei jau tu nutari būti politiku, tai būk geras, neieško kažkokių tokių keistų atsitraukimo kelių. Nes tai yra gyvenimo apsisprendimas, ar tu eini tenai, ar neini. Jeigu jau tu nuėjai, tai būk malonus, tarnauk taip, kaip iš tavęs tikisi visuomenė, 7 dienas per savaitę. Aišku, mes čia gal daug reikalaujam iš savo politikų, bet tai yra tokia profesija. Jinai yra sunki. Tu žinojai, kur tu eini. Tu žinojai, kur tu eini ir dar priedo tu įsipareigoji morališkai. Tai čia yra tas moralinis dalykas, o kitas momentas, kad tenai 60 keleri metai mes išgirstam, kad čia negalima dirbti intensyvaus darbo. Kodėl? Ir dar, sakyčiau, būtų kokios medicinės priežastis ar dar kažkas. Tai taip. Gripas koks. Ilgalaikis. Tai tiesą sakant, sudėtinga man kažką papildomai pasakyti, negu pasakyta, bet žala yra akivaizdi. Tai mes visi, mes apskritai yra didelė problema moterims ar vyrams, gal net moterims dar didesnė, vyresnėme amžiuje susirasti bet kokį darbą. Ir tu, kaip politinis lyderis, leidi tokį signalą,
kad ne, viskas, tavo dienelės jau suskaičiuotos, viskas, eik, grįžk prie puodų. Nes tas darbas Briuselyje, matant ten kažkokį iniciatyvų skaičių, tos politikės tai yra tikrai prie puodų, nes ten nematau kažkokios veiklos sistemingos. Tai va, nes iš kitų matosi, ten koks Andrius Kubilius, ar Petras Auštrevičius, ar ta pati Rasa Juknevičienė, ar netgi Juozas Olekas, ar dar kas, tikrai buvo kryptinga veikla siekiant tam tikro rezultato. O čia tai nelabai. Tai va. Supratau. Dabar truputį nukrypkim nuo šitos temos ir pereikim kitur. Esi pats ne kartą išrinktas įtakingiausių Lietuvos žurnalistų ar žiniasklaidos atstovų, bet aš taip jaučiu iš tavo pasisakymų, kad tu tos įtakos taip kratais ir tau ta etiketė visai nepatinka. Aš nežinau, ką man su jie daryti, aš negaliu išsibraukti niekaip. Bet ar tu nemanai, kad kai tu esi lyderis kažkokioj srityje, tai ta įtaka, nenori, tave pasiveja ir prie tau įsikimba į parankę. Taip, ir čia yra toksai, aš suprantu, kaip tai atsitinka mechaniškai, kad yra žinomumas, išeikim į gatvę, paklauskim žmonių, kad pasakytų 3 žurnalistų pavardės Lietuvoje ir tikėtina jie Jakilaitį pasakys. Tai žinomumas yra ta kažkokia tai dedamoji žmonėm atsakant į tą klausimą apie galimas įtakas. Bet aš jaučiuosi kaip įkliuvęs, nes tai niekaip nėra susijęs su mano veikla. Vis už tai padėkoju Monikai Garbačiauskaitei. Kiekvieną kartą, kai jinai ką nors pasako apie įtakas, sakau, ačiū tau, kad tu mane padarėjai šituo, kuriuo atsikrat... Nes jinai buvo Delfio vyriausia redaktorė, kada jie paleido tas atrankas ar apklausas ir iki šiol nėra buvę kitaip. Arba aš ten, jeigu būnu prie visuomenininkų, tai pirmas, arba prie žiniasklaidos žmonių irgi. Tai, nežinau, man atrodo, kad tai yra labiau pritempta, nes jeigu mes palygintume galę net ir tos pačios LRT generalinės direktorės, jeigu ji norėtų ją naudotis, aš nesakau, kad ji ją naudojasi kaip potencialia galia, tai jinai nesulyginama, man atrodo, yra su vieno fizinio asmens. Nors aš šitą irgi galiu nuveikti ir vienas, bet kalbant apie kažkokią institucinę galę, sisteminę galę, tai žinoma, kad čia nėra ką lyginti, arba ten būna žiniasklaidos savininkai 11, 15 vietoj, žiniasklaidos grupių savininkai ir Jakilaitis savo, vienas, kažkur išlipęs. Ne, tai manau, kad čia yra sumaišyta truputėlį žinomumas su įtaka, bet tai grįžta tam tikrų bumerangų atgal. Ir dabar aš kaip parašau, ką nors, net ir viešai socialiniam tinkle, kad gal tai būtų gera idėja, visi įsivaizduoja, kad ateina kažkoks mega viešo turinio meškinas ir jisai deda savo įtaką ant stalo, kad pakeistų kokį nors sprendimą. Nei velnio, aš norėjau pasisakyti, kaip man atrodo, tiesiog kaip fiziniam asmeniui, kad tai būtų gera idėja. Bet visi supranta kitaip, nes 14 metų vyksta tie tyrimai ir jau dabar netgi kokioje nors konferencijai. O norime pakviesti įtakingiausią Lietuvos žurnalistą. What? Tai, taip yra. Ką čia dabar? Aišku, tai sukelia tam tikrų nepatogumų ir problemų, pradedant apie tai, kad man tai tikrai yra nesvarbu, bet aš manau, kad yra žmonių mūsų versle, kuriems galbūt tai ir yra svarbu. Būtų svarbu. O kaip čia pavadinti? Pavydas yra vienas stipresnių jausmų visuomenėje. Tai aš manau, kad tas titulas man tikrai atneša daugiau žalos, o ne naudos. Čia turbūt, žinai, kaip ta įtaka nėra siekiamybė, tai jinai ateina. O kai jinai yra siekiamybė, bandai tu jos gauti ir niekaip negauni. Taip, tam tikri politiniai lyderiai, kurių visa veikla yra orientuota į politinės įtakos turėjimą, jie turi užimti tam tikras pozicijas, prasibrauti ten kažkur. Taip toliau, užsikovoti palankumą kažkokių aukštesnių galių ir taip toliau. Tai taip, o man ką, aš darau laidas. Ir aš jas darau tik tol, kol jas žiūri žmonės. Čia gali turėti kokių nori įtakų, jeigu tu, kaip sakoma, nedėsi kiaušinių, tai ir išskrisi iš vištidės.
pakalbėkime apie laidas, kurias tu darai ir politiką. Kodėl neatsirado? Man atrodo, jie atsirado dėl to, kad kažkaip vasarą pagalvojau, kad lemba faina būtų daryti dalykus, bet pradėjau galvoti apie tai, kaip čia reiktų tą viską daryti, apie ką, kas man būtų įdomu. Kalbėjausi visai nemažai vasarą ir su draugais, ir su žmona, kaip čia tas reikalas galėtų būti kažkoks prasmingesnis, nei vien tik tai televizijos laida. Ir galvoju, kad turiu pakankamai platų pažinčių ratą žmonių, kurie galėtų sutikti jungtis prie idėjos, kuri būtų orientuota į kažką didesnio, nei tik tai tokie operaciniai sprendimai. 1% PVM ar 1% GPM, o į kažką truputėlį bendresnio, tokio kažkokių sprendimų, tokių didesnių, labiau į ateitį orientuotų. Ir sukūrėm tą Politika LT, yra visuomeninė taryba, yra įvairių sričių žmonės, kur susirenkam, diskutuojam, renkam verslo įmonių paramą, nenorime priklausyti nuo kažkokio nedidelio kiekio verslo įmonių, norim suburti didelę verslo bendruomenę, kuris santykinai nedidelėmis įmokomis per visą bendruomenę galėtų, įmokomis, paramos sumomis galėtų tuos tyrimus finansuoti ir tai iš tikrųjų būtų tvaru, ilgalaikiška ir taip toliau. Kuo tu didesnį žmonių ratą įtrauki į savo iniciatyvą, tuo tas projektas yra tvaresnis ir ilgalaikiškesnis. Tai dabar užkūrėm keletą dalykų. Man atrodo, netrukus pristatysime, sutarėme su LRT, kad bus ir specialus tam tikras formatas, forumas, kuriame mes tuos tyrimus galėsime pristatyti, diskutuoti su ekspertais, su žmonėmis, kuriuos tai liečia tiesiogiai, kokia tai tema bebūtų, su sprendimų priėmėjais. Jau esam apsisprendę, kaip tai atrodys ir čia visai netrukus eteryje tas pirmas Lietuvos ateities forumas kažkada startuos, bet nežinau, kada išeis šitą mūsų tinklalaidę, tai kad neprišnekėčiau, paskui gausiu per liežuvį už per ankstyvus pristatymus, bet visuomeniai pristatysim tyrimus, diskutuosim, siūlysim alternatyvas ir man atrodo tas toks socialinis, visuomeninis ar spaudimas, ar iniciatyvų kažkoks pristatymas yra labai svarbus. Mes per daug esam atidavę monopolio diskusijų apie valstybės visuomenės ateitį vien politikams. Taip, politikai yra svarbiausi čia, jie tam yra išrinkti, kad darytų sprendimus, bet tai yra mūsų visų tėvynė. Ir mūsų visų Lietuva. Ir nepaisant to, kad mes neužimam kažkokių pareigų, nesam rinkti, bet mes turime teisę į nuomonę, turime galimybę kalbėti viešai, vadovaudamiesi savo gyvenimo patirtimi, kuri jau daugeliui tų žmonių, kur susibūrė politikoje, jau yra netokia maža patirtis. Tai pasižiūrėsim, apie medį spręsime iš jo vaisių, kaip rašo tokioj populiariausiai pasaulio knygoj. Aš šiaip esu ištikima tavo tinklalaidės žiūrovė. Ačiū. Ir taip jau pastebėjau, kad išeina koks nors interviu ir paskui jį cituoja visa žiniasklaida. Ar toks ir buvo užmanymas? Ir ar jūs ir norit būti tokiu kaip tiesos šaltiniu iš dalies? Ne, tiesos šaltiniu tai aš tikrai ne. Aš manau, kad turiu tam tikrą gebėjimą kalbinti žmonės, man įdomu su jais kalbėtis. Tai, kad naujienų agentūra Elta platina tuos interviu, tai man atrodo tikrai labai geras dalykas. Gal tai nėra kažkoks idealus dalykas pačiam kanalui, nes jis auga lėčiau, nes tu gali tą patį turinį rasti net ir regioniniai žiniasklaidoj, bet pasiekiamumo prasme, man atrodo, labai gerai ir
Aišku, darant tuos interviu, tu jau truputėlį galvoji apie tai, ar tai yra įdomu ir žiniasklaidai, ne tik tavo tinklalaidai, bet kodėlgi ne. Tai kasgi gali pasakyti, kaip reikia daryti iš tikrųjų. Padarysim, pažiūrėsim, gal bus gerai. Jeigu tu darai kažką kitokio, nei darė visi kiti, tai apie tą pasiteisinimą ar pasitvirtinimą idėjos negali spręsti per mažiau nei pusmetį. Reikia truputėlį palauk, kantrybės. Ir šiaip turbūt žiniasklaida yra toks labai kintantis organizmas. Žinomas. Bet svarbiausia vis tiek turinys, kas tai bebūtų. Ar tai yra koks ten YouTube'as, ar televizija, ar bet koks portalas, turinys yra svarbiausia vis tiek. O vat Lietuvoje politinės lyderystės atžvilgiu, kaip manai, kuris rytis, kur tos politinės lyderystės trūksta labiausiai šiuo metu? Mūsų politikai bijo būti nepopuliarūs. Ir man tai yra labai keista. Jie aiškus, nekeista, aš suprantu, kodėl jie bijo, jie nori būti perrinkti ir taip toliau, jie nori pataikauti. Bet tada mes pradedam kalbėti ne apie sprendimus, o apie sprendimėlius. Ir apie tokie jie įsistatė į rėmus, suvaržyti. Yra politikų, kurie mažiau nei kiti galvoja apie savo asmeninius reitingus. Iš pastarojo meto tai ko gero toks politikas būtų Ingrida Šimonytė, kuri yra mano galva, apie save politikoje ir apie save kaip politikę galvojanti mažiau nei kiti, o daugiau apie sprendimų poveikį ir apie valstybę apskritai. Mes galim diskutuoti ten apie kažkokius sprendimus, jie teisingi, neteisingi, bet jie didžia dalimi nėra lemti tavo polinkio į išgyvenimą tam politiniam lauke, o apie tai, kas naudinga valstybei ir visuomeniai. Tai to nematyti, man atrodo, būtų neįmanoma ir man atrodo, tai svarbu pasakyti, nes daugeliu atveju tiem žmonėm niekas nieko gero nepasako. Tai kai jie baigia kadencijas, jie dar gauna iš to paties kibiro, iš kurio buvo apipilti, dar per galvą ir eina ramiai pailsėti. Tai kartais yra svarbu pasakyti net ir žurnalistams apie tai, kad kažkokios viešos pastangos yra pastebimos, kad žmonių pastangos yra matomos. Nenoriu čia suabsoliutinti, visko suvesti vieną asmenį, bet daugeliu atveju politikai galvoja tik apie trumpalaikius sprendimus. Tai yra tam tikros formos politinė korupcija iš tikrųjų, nes tu nedarai sprendimų, kurių valstybei reikia, vien dėl to, kad nepakenktum savo. Nors aiškiai supranti, kad tų sprendimų valstybei reikia. Tai man atrodo, kad jau yra visuomenėje pakankamai daug individų, kurie suprastų ir netgi palaikytų tam tikrus politinius lyderius, jei jie populiariai tariant savo populiarumą aukotų vardan ilgalaikių valstybės interesų. Ir tai nebūtinai reiškia, kad tie politikai neišgyventų politinėme lauke. Tai visuomenė darosi kokybiškesnė, su kai kuriom išimtim, kurias jau aptarėm. O žiūrint į pasaulį ir konkrečiai Ameriką, kas vyksta ten šiuo metu, pokyčiai valdžios, pokyčiai visose institucijose, ar tu manai, kad tai kažkoks artėjam prie kažkokio lūžio taško ir tikrai bus kažkoks realus pokytis pasaulyje, nes nuo Amerikos labai daug kas priklauso, ar tai yra eilinis balionas ir daug kalbų, kuris greit įsileis? Nemanau, kad tai eilinis balionas. Aš manau, kad Trumpas keičia viską. Jisai iš esmės keičia sampratą apie tai, kas yra politika. Krūva bylų, baudžiamieji kaltinimai, kas tik nori, valstybės paslapčių ten nutekinimas, slaptų dokumentų ten į kairę, į dešinę, kažkas vienodai rodo,
Ir tai yra, aišku, tai yra fenomenas, jisai yra, politikas, kuris turi žvaigždę Holivudo bulvare. Tai jisai yra produktas tos visos daugybės visokių medija projektų ir ko tik tai nori. Ir turtuolio sinonimas, ir ten tas jo mokinys keletą sezonų buvo kultinė televizijos laida ir taip toliau. Bet jisai pakeitė daugą. Jisai pakeitė daugą ir, bus matyti tokių kaip jis prisibijo diktatoriai, kiti diktatoriai, nes jisai daugeliu atveju yra net už juos kietesnis, kaip jisai žiūri į save tam tikram lauke, bet tą liberalią demokratiją tai jisai griauna. Tai, kas buvo tiek metų statyta ant visokių vertybinių pagrindų ir taip toliau, kai kurie dalykai tiesiog yra absoliučiai užribiniai, tu taip negali daryti. Tiesiog iš principo kaip individas, jau nekalbant apie politiką. Tai tie dalykai irgi keičiasi, atsiranda kažkokie nauji atskaitos taškai. Bus matyt, bet aišku, žmonėms Amerikoje, kuri yra labai tokia pragmatiška visuomenė, žmonės yra orientuoti tikrai į pinigus, į pragmatinę naudą, tai jisai randa atliepimą ir man atrodo, kad jie irgi yra tokie prisirpę nebūti atsakingais už visą pasaulį ir nepadėti visiems, kam reikia, o pirmą galvoti apie save. Nes jie turi labai daug problemų viduje. Jie turi viduje labai daug problemų ir lygiai taip pat manau, kad panašus procesai bus ir kokioje Vokietijoje, Olandijoje, kitose valstybėse, kuriuose tas tylusis pasipiktinimas tam, kas vyksta aplinkui, yra begalinis. Tiesiog nepatogu sakyti garsiai. Ką iš tikrųjų žmonės galvoja apie imigrantus, ką galvoja apie kažkokius paramas kitoms valstybėms ir taip toliau. Tai tas visuomenėse vakarų išsivyščiusiose yra, tik gal taip neiškilę į viršų, kaip Amerikoje. Tai man atrodo, kad ilgainiui ta saviizoliacija, jinai tikrai turės kažkaip tai prasiveršti, nes, gal čia kokia Prancūzija išimtis, bet ir tai ne. Ten jau tokia visuomenė apskritai įvairia spalvė kurį laiką, bet jeigu pakalbėtume su kokiais vokiečiais ar kokiais olandais, tai garsiai jie niekada nesakys, bet tyliai jie taip galvoja, kad jiems patiktų Germany first. Esi didelis Ukrainos rėmėjas ir gal gali pasidalinti, kokios šiuo metu nuotaikos, stiprus kartu organizacijoje ir galbūt kokie artimiausi planai? Tai mes dabar finalizuojame kartu su Blue Yellow ir LRT ir Andrium Tapinu kitą darom akciją, kaip jinai bus, tai vis dar diskutuojam, kam tiksliai, kokiai įrangai rinksim pinigus, greičiausiai tai bus dronai, dar diskutuojam, kokiame santykyje jie bus gaminama įranga Lietuvoje, kokiame santykyje Ukrainoje. Čia, man atrodo, reikia rasti balansą tarp to, kiek mes padėdami Ukrainai dar stiprinam ir savo valstybę, savo karinę pramonę, kuri dar tik tai vystosi, tik tai pradeda ristis želmenis. Taip, kiek mes norime palaistyti tuos želmenėlius, imdami iš visuomenės pinigus, tokiu būdu grąžintume juos atgal. Ir kiek siekdami efektyvumo ir greitesnės įmanoma paramos logistinė prasme užsakinėsime Ukrainoje ir iš karto siūsime į frontą. Tai va, tai dar diskutuojam, bet iš tikrųjų tai akcija, manau, kad, iš esmės parama Ukrainai yra radarom ir visa kita. Tai radarom dar veikia. Dar veikia milijonais eurų. Pažiūrėsim, kaip suveiks šiemet.
nes visa kita jau taip sudėtingiau. Mes nemažinam savo ambicijų, kas dėl stiprus kartu. Šiemet norim atvežti vasarą vėl apie 500 vaikų į Lietuvą, tai yra karo našlaičiai, jų tėvai ar mamos ar abu tėvai yra žuvę kare, paprastai tai yra kariai, tai juos vežam. Na, mes apskritai darom, kadangi mes nesam jokia organizacija, o tiesiog draugelių susibūrimas, kur neturim nei vieno darbuotojo, nei vieno etato ir nieko. Tai mes čia fundraisinam, ieškom tų stovyklų, organizuojam dalykus, bet realiai tai stiprus kartu ta iniciatyva su karo našlaičiais yra kaip valstybės iniciatyva daroma privačiomis lėšomis. Viską koordinuoja mūsų ambasada, nes mes koordinatoriaus neturim, ambasada maloniai sutiko, vaikus atrinkinėja mūsų garbės konsulai regionuose, jie tuo rūpinasi, mes tik Lietuvoje ieškom pinigų ir stovyklų. Čia supaprastinu, aišku, gal truputėlį ir sudėtingesnis yra tas dalykas, bet tai nėra nei vieno iš mūsų veikla. Ir kiekvienas iš mūsų norėtumėm, kad to neturėtumėm daryti, bet kol karas bus, tai mes tą darysim tikrai iki pat galo. Ir daugelį kitų dalykų darysim. Tai čia, man atrodo, yra žavioji ta savanorystės pusė, kad tu tiesiog į dalykus žiūri taip pat kaip tavo draugai. Yra draugų būrys ir mes tame savo draugų būryje nutarėm daryti tą ir tą. Paimam ir padarom. Tai ir dabar jau šiaip toks, kai kažkur kažkas sako, tu turi padarytojo reputaciją, gal galėtum čia pasidomėti šitais reikalais. Padarytojas. Būna darytojai ir padarytojai. Labai susijęs su mano sekančiu klausimu, nes vienam interviu neseniai, man atrodo, redakcija tinklalaidėje minėjai, kad jau tų veiklelių pas tave atsiranda ir nežinia, iš kurių kampų jo šalenda. Taip. Tai kaip sugebi suvaldyti tą kiekį ir ar nebūna tų perdegimo momentų ir kas tau yra poilsis, ar yra kažkokia veikla, ar kažkoks momentas, kur tu visiškai atsijungi, ar visą laiką verda? Aš verda visą laiką ir aš išmokęs esu dar priedo multitaskinti. Kažkaip tai galvoju keletą dalykų lygiagrečiai, iš tikrųjų, kaip aš sakau, meta erorą aplinkui esantiems žmonėms, nes aš kaip koks šizofrenikas galiu sekti kelias mintis vienu metu ir staiga peršokti nuo vienos, bet yra turbūt dvi kategorijos žmonių, kurie gali padaryti daug dalykų, kurie vienas su kitu nesusiję. Tai skirti labai konkretų laiką vienam klausimo sprendimui, išspręsti tą klausimą ir tada eiti prie kito klausimo. Bet yra tokie žmonės kaip aš, kurie vienu metu sprendžia visus klausimus. Ir kažkaip tai įvyksta. Pasidaro. Ir iš tikrųjų, jeigu aš išvažiuoju į kažkokį susitikimą, ar ten einu į kažkokį susitikimą, tai aš tuo pat metu, aš jau žinau, kas ten bus tam susitikime, tai aš tuo pat metu dar išsprendžiu daugybę tokių klausimų. Dar turiu tokią savybę spręsti nedelsiant, neatidedant, niekada, nes tie neįspręsti klausimai, jie gali susikaupti į tokį jau nebeišsprendžiamą kiekį dalykų. Tau paskambino, pasakė atsakymą. Ir, nežinau, kaip, negalvoju, kad aš čia kažką mega darau dalyko, bet iš tikrųjų daug įvairių smulkių dalykų, kurie ten, pavyzdžiui, su Ukraina susiję, tikrai ir ten kažkokiam žmogui kažko reikia, ir ten kažkoks butas, ir tu turi tai išspręsti, tai visur yra laiko vienetas. Tai, aišku, kažkaip pavyksta, nežinau kaip, bet pavyksta, turiu tą ir tokią savybę, visada sakau sprendimą. Neatida. Geriau geras ar blogas, bet sprendimas. Iš karto. Kiek čia bus? 18. Kodėl 18? Nežinau, bet visi žino, kad 18 ir važiuojam. Ir tada visiems ramu, nes sudėtingiausia yra būti be sprendimo. Tai sprendimo iš karto.
Žmogus nebaigia sakinio, o tu jau pasakai, kaip bus. Ir tas taupo laiką. Tai yra darbas, yra veiklos, yra šeima. Taip. Tai pakalbėkime apie šeimą. Su žmona augina 3 vaikus. Na jau nebelabai auginam. Nebelabai jau patys auga. Vieną auginam. Bet atsukant laiką atgal į tos periodus, kai jie buvo maži, visai maži, kaip jūs dalinatės tuos motinystės, tėvystės rūpesčius? Ar abudu esat žiniasklaidoje ir abudu karjeras darėt? Kaip susitarė tarpusavyje, tai kaip dabar būsime čia? Nenoriu kalbėti teisingai, noriu kalbėti taip, kaip yra. Taip, kaip yra. Taip. Tai man atrodo, kad aš turiu apskaitai tokį kriterijų, kad jeigu mes kalbam apie vidutinio amžiaus moteris, kurios turi bent vieną vaiką ir yra toje pačioje pozicijoje karjeros su vyru, tu visada turi galimų darbuotojų rinktis moterį, nes ji bent porai metų buvo iškritus ir nepaisant to, kad ji buvo iškritus, jeigu jinai yra ten pat kaip vyras, tai tikėtina yra žymiai talentingesnė ir geresnė. Tai, arkliui aišku, kad moterims daryti karjerą yra N+K kartų sudėtingiau. Gali tu čia kažką padėti, pakeisti, bet, fiziologiniai dalykai yra nepakeičiami, ten, nežinau, nėštumai ir kūdikių priežiūra ir daugybė dalykų, ten tie visi laikotarpiai, kuriuos kažkas vadina motinystės atostogomis, man labai juokingas. Mes išbraukę šitą terminą iš savo. Jo, labai juokingas šitas žodis, aš irgi čia kažkada sukritikavau, prieš daugybę metų buvo kažkokia diskusija socialinių reikalų darbo komiteto, kažkokia išplėstinė, žiūrėkit, iš pradžių keiskim terminologiją, tada visiems bus viskas aiškiau, jokios čia ne atostogų, okei. Tai žodžiu, grįžtant atgal, tai 70, 80 ar net 90% taip jau yra. To krūvio tenka mamoms. Ir gali būti čia koks nori fainas, ten naktį keltis ar dar kažką daryti, bet in the end of the day vis tiek tu tiek pat nepadarysi. Tai nereikia čia turėti iliuzijų, kad mes čia kažką galime taip fundamentaliai prisidėti prie to. Kaip čia? Kažkaip labai skirtingi laikmečiai buvo, kada mes susilaukėm pirmos dukros, tai apskritai mes, aš tai grįžau dirbti turbūt po mėnesio, o Rasa grįžo gal po kokių 4, nes tai buvo visai, kiti laikai. Žurnalistai apskritai neturėjo jokių socialinių garantijų, mes ten buvom tokie Wild West. Tai susiradom auklę ir mano žmona grįžo į darbą ir iš esmės iš savęs pavogėm tokį gerą laiką, kurį jau po to gavome po 14 metų turėdami 3 vaiką. Tai kažkiek prisidėdavau, kažkiek naktį atsikeldavau, kažkiek kažką pasirūpindavau, bet niekingos pastangos. Pripažinti irgi svarbu. Lyginant su tikru indėliu, tai yra niekingos pastangos. Taip, pripažinimas kelias į pasveikimą. Taip, tikrai. O kadangi turi 2 dukras, kiek tau svarbus tas moterų lyderystės klausimas apskritai ir kaip manai, kokia padėtis su tuo moterų apskritai ir karjeros siekimo pagalba tiek iš visuomenės, iš valstybės, tiek apskritai požiūrių? Čia labai plati tema, man atrodo, karjeros galimybės moterų, bet, aš nejaučiu nei kiek, kad mano vyriausia dukra, galvodama apie kokius nors savo profesinius pasirinkimus, galvotų apie tai, kad ji turi konkrečią lytį. Ne. Dabar jinai dirba turbūt dar per skambu pasakyti, darbuojasi kaip sporto žurnalistė. Sporto žurnalistika yra vyrų pasaulis. Ir ką?
jinai yra sportininkė, sportuoja, puikiai mokosi, atsakingai dirba, o ar ten vyrų pasaulis, ar moterų pasaulis, tai aš manau, kad jinai neturi to komplekso. Ir man buvo, atsimenu, jei gal aš čia tokį kažkokį oldschoolinį, kai šoviau vieną kartą, kažkada važiuojam ir kažką išėjo kalba apie jos vaikiną. Ir jinai sako, aš va čia paskambinau, pasikviečiau, ir aš kažkokį tokį, sakau, o čia gal kažkaip atvirkščiai reikėtų. Tėti, ką tu čia šneki? Tėti, ką tu čia šneki? Kas būtinai? Neįsimiegojai. Jo, neįsimiegojai. Kodėl čia mane turėtų? Aš ką noriu, tą kviečiu į kiną. Ir ar ten dar kažkur, kaip noriu. Ta prasme, sorry, teisingai. Vis tiek mes tokie truputėlį dar iš ano pasaulio. Tai va, tai nemanau, kad kas nors galvotų apie tai, kokie čia lyčių apribojimai ir taip toliau. Ne, to net nesu girdėjęs nei karto, kad aš čia esu mergina, gal man čia taip toliau. Aišku, kai ten mažiukai, tai visigi supranta, kad ten, nežinau, oranžinis žaislas greičiausiai yra padarytas mergaitėm, o mėlynas berniukam. Bet tai koks tau skirtumas? Nori mėlyną, jums mėlyną. O šiaip pats pastebi stereotipus kažkokius susijusius su lytimis visuomenė ir kas tau gal taip labiausiai įstrigė? Nes aš sutinku, kad ta jauniausioji karta, kurie tik pradeda savo karjeras, jiem turbūt jau jie yra užaugę kitokio toj Lietuvoje ir jiem jau visai kitaip dėliojasi reikalai, smegenys, dukra sudrausmina, bet kai pabendrauji su tais profesionalais, kurie jau ten 30 metų karjerą daro, yra daug tokių pavyzdžių, kur pasako ir akis ant kaktos užlipa. Tai ar tu pats pastebi kažkokių tokių dalykų, ar irgi tau jau ta riba tokia yra išsitrynus? Aš pastebiu, aišku, visur jų yra ir na, turbūt gana retas atvejis vis dar yra, kad nežinau, vyras norėtų ilgą laiką būti su vaikais. O jei toks atsiranda, tai visos televizijos rodo. Visos rodo televizijos, nes žiūrėk, čia bizonų medžiotojas išėjo į šitą puodų ir sauskelnių pasaulį. Tai aišku, kad yra tų stereotipų, bet viskas keičiasi. Aš kadangi tarnauju Lietuvos kariuomenėje, esu karys savanoris, tai, na, kariuomenė tikrai tokia yra viena iš tų institucijų, kur tu galėtum preziumuoti, kad ten toks, na, mačistinis, stereotipinis ir visa kita, testosteronas ten yra esminis dalykas ir taip toliau. Bet, na, moteris jau vadovauja ten krašto apsaugos savanorių rinktinėms, dideliems koviniams padaliniams. Aišku, jos yra retenybė, bet still tai yra pokytis. Ir tu matai kovinio bataliono vadę ir tai yra labai kietai. Labai kietai. Tai keičiasi dalykai ir man atrodo, kad, nu kaip, nei čia per greitai, nei čia per lėtai. Mes aišku, kad atsiliekam nuo to tikro supratimo. Bet judam visai gerų tempų. Ir ar tai būtų ar policija, ar kariuomenė, jau nekalbu apie privačias įstaigas ir organizacijas, apie televizijas, kur nieks nevadovauja, vien moteris. Vien moteris vadovauja. Aš neatsimenu, kada ta prasme turėjau vadovą vyrą prieš daugiau nei 20 metų. Ir kaip dėl to jauties? Nieko, jokių problemų. Neturiu jokių problemų ir manau, kad jos dėl to irgi neturi jokių problemų. Tai, nu ir ką, tai moteris. Ta prasme, jokių. Super. O šiaip kokį balą parašytum, jeigu reikėtų sugalvoti nuo 1 iki 10 Lietuvos visuomeniai va to lyčių balanso atžvilgių?
Nu, toksai 4,5 jau einam Čia iš 5 skalė. Iš 10. Iš 10. Einam į tokį patenkinamą po truputėlį. Į tokį patenkinamą. Aišku, kad čia dar way to go. Ta prasme, na, pasižiūrėkime į save pačius pirmiausia. Ir ar aš elgiuosi taip, kaip aš norėčiau, kad aš elgčiausi? Aišku, kad ne. Aišku, kad ne. Ir jeigu būna kokie nors ateina svečiai, tai kas greičiau sutvarko namus? Aišku, aš keliu daugiau chaoso ir tai darau ne taip profesionaliai ir visa kita. Bet vis dėlto, tai detalės irgi yra požiūris. Tai va, tai tikrai daug ką galima būtų daryti tikrai geriau. Ir jau pabaigai keli trumpi klausimai. Taip. Ar šiuo metu yra kažkoks dalykas, kuris neleidžia naktį ramiai miegoti? Buvo jetlagas iš Amerikos, grįžom po naujametinių atostogų. Žiaurus jetlagas, aš nesitikėjau tokio. Mes buvom Kalifornijai, Jutoje, Nevadoje, Arizonoje, važiavom automobiliu. Ir, Mighty Five? Jo, tokį darėm Los Angeles, San Franciskas ir tada Grand Canyon su visais tais nacionaliniais parkais ir atgal. Visa šeima, o dabar šeima mūsų yra nieko sau, 6, nes Barboros draugas yra jau daugybę metų mūsų šeimos narys. Tai va, tai 6 keliavom ir grįžau atgal ir dar tokio jetlago neturėjau, 10 dienų. Pataikiau paklausti. 5 ryto ateinu į sporto klubą, kada tik atsidaro. 5 ryto. Labą dieną. Yra tas 5 valandos klubas. Jo. 5 ryto, tada sėdi, turi ten kažką veikti, nes kur tu dėsis. Tai tiek prisisportavau dabar per šitas dienas, nes o ką veikti. Tai viskas skauda, suka kažkaip, tai, žodžiu, tikrai ne į gerą, man atrodo, sveikatos nepridėjo. Tai fiziologinis dalykas. O šiaip, ne, aš turiu tokį santykį, iš tikrųjų, gal atrodys kažkaip drastiškai, bet stresas mane ramina. Aš manau, kad nemokėčiau ramiai užmigti, jeigu neturėčiau visokių neįspręstų klausimų, kažkokių minčių. Ir man yra va taip. Aš sakau labos nakties ir iškart miegu. Ir niekad kitaip nebuvo. Man vienas mano draugas, mes per pratybas miegojom po vieną palapinsiaustę, sakė, tu esi pirmas mano sutiktas žmogus gyvenime, kuris užknarkė vidury sakinio. Tai aš kažką kalbėjau, bet jau norėjau miego ir užmigau. Tai tas mano užmigimas iš tikrųjų yra legenda, nes aš, kur bebūtų, ar ten kokioje nacionalinėje ekspedicijoje gyvendavom vienam kambaryje arba vienoj palapinėje su Robertu Petrausku. Sako, ar taip gali būti gamtoj, kai žmogus pasako labanakt ir knarkia iškart. Tai supergalia. Supergalia. Tai tikrai aš turiu tą supergalę užmigti akimirksniu, o mano žmona turi nuostabų įprotį miegoti su ausų kaištukais jau 25 metus. Už tai jinai turėjo privilegiją ne visada keltis prie vaikų, nes jinai fiziškai jų negirdėdavo, nes dėl mano knarkimo miega su ausų kaištukais. Tai va. Atsivėriau. Geras atsivėrimas. Geras. Ar esi buvęs ties kantrybės praradimo riba, kalbindamas kažką ir kas buvo tas žmogus? Arba jau taip arti, kad jau atrodo... Dabar galvoju. Ne, va čia iš tokių paskutinių epinių tai buvo pasikalbėjimas su Remigijum Žemaitaičiu tinklalaidėje. Toks gana aštrokas, bet ten toli dar buvo iki nesusivaldymo. Tiesą sakant, ta paviršutinė įtampa, jinai yra geras įrankis atskleisti žmogų. Tai aš ją dažnai naudojuosi, nes tu nebūtinai turi tempti už liežuvio, tu kartais gali ir spustelti žmogų, gali dar kažkaip padaryti. Tai aš į tai žiūriu kaip į kalbėjimo techniką, o kad jau prarasčiau kažkokią savitvardą, ach tu, ne, to
To nėra buvę. Turbūt visi žinotum. Visi žinotumėm tai. Ir visiškai paskutinis klausimas, kadangi tai yra tinklalaidė lyderystė, apibūdink vienu sakiniu, kas tau yra lyderė ar lyderis. Tai yra gebėjimas sukurti tokią situaciją, kad visi aplinkui norėtų daryti taip, kaip tu nori ir džiaugtųsi tai darydami. Ir matytų tame prasme. Super. Ačiū tau labai, Edmundai. Ačiū. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki kitų susitikimų.